Stellenbosch, Pietų Afrika. Stellenbosch yra vienas žymiausių ir seniausių miestų Pietų Afrikoje, esantis Vakarų Kapo provincijoje, maždaug 50 km nuo sostinės Cape Town. Stellenbosch taip pat yra vienas garsiausių vyno regionų ne tik Pietų Afrikoje, bet ir visame pasaulyje. Apylinkėse yra šimtai vyno daryklų ir vynuogynų, kurie traukia turistus iš viso pasaulio. Miestą taip pat supa kalnai ir upės. Tai labai graži vietovė tinkanti žygiams, dviračių sportui ir poilsiui gamtoje. Ten taip pat yra Stellenbosch universitetas, vienas prestižiškiausių universitetų Pietų Afrikoje ir visame Afrikos žemyne. Hannah Cornelius čia gyveno su savo mama Ana, tėčiu Williamu bei savo mažuoju autizmo sutrikimą turinčiu broliuku. Gimus Anos broliui, ji visada noriai prisidėdavo prie jo globos. Tėvai pasakojo, kad Hanai dar būnant kūdikiu, jie pastebėjo, kad jis skiriasi nuo kitų vaikų. Ji niekada neverkė, nerodė nepasitenkinimo, neturėjo problemų su apetitu ir netgi neverkdavo augant dantukams. Paauglystėje ji niekada nemaištavo ir visada buvo paklusni dukra ir puikiai mokinė. Per savo 16-ąjį gimtadienį ji atsisakė gimtadienio dovanų, sakydama, kad jo sąžinė negali priimti dovanų, kai ji žino, jog pasaulyje yra vaikų gyvenančių skurde. Vietoje to, ji pati ruošė dovanėlės nepasiturintiems vaikams ir tai tapo jos gimtadienių tradicija. Įstojus į Stellenbosch universitetą, Hannah pranešė tėvams, kad neketina sekti tėvo pėdomis ir studijuoti teisės. Vietoje to, ji pasirinko kalbas, literatūrą ir filosofiją. Taip pat ji planavo metus laiko studijuoti Prancūzijoje. Hannah buvo jauna, laiminga ir daug draugų turinti mergina, ką atspindėjo ir jos socialiniai tinklai. Ten galima buvo rasti nuotraukų su šeima ir draugais iš paplūdimių ir stovyklaviečių. 2017 m. gegužės 26 dienos penktadienio vakarą Hannah smagiai laiką leido su kitu studentu, 21 metų Cheslin Marsh. Cheslin buvo labai panašaus būdo kaip ir Hannah, darbštus ir geros širdies. Nors tarp jų niekada romantiškų jausmų nebuvo, jiedu buvo labai artimi draugai. Tuo metu jau antrakursiai Stellenbosch universitete Cheslin ir Hannah po ilgos studijų savaitės penktadienio vakarą nusprendė užbaigti atsipalaiduojant restorane su draugais. Vakaro metu viskas klostėsi sklandžiai. O jam pasibaigus, tuo metu jau šeštadienio paryčiais, Hannah pasisiūlė parvežti Cheslin namo, savo močiutei priklausančiu mėlynos spalvos Volkswagen City Golf automobiliu. Draugas sutiko ir apie 3 valandą ryto jiedu išvažiavo namo. Praėjus maždaug 20 minučių, vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo Hannah įvažiuojant ir prisiparkuojant šalia vaikino namų. Jiedu dar šiek tiek laiko praleido sėdėdami automobilyje ir besikalbėdami, net nepastebėję pro šalį einančios 4 vyrų gaujos. Vyrams iš karto už akių užkliuvo kieme stovintis automobilis, todėl jie nusprendė ratu apeiti aplink namą ir grįžti prie Hannahos automobilio. Cheslin tuo metu kaip tik ruošėsi išlipti iš automobilio. Kaip jiems net nepastebėjus, 2 vyrai, 27 Geraldo Parsons ir 33 metų Vernon Vidboy, prisėlino prie automobilio. Parsons apsiginklavęs atsuktuvu pribėgo prie tuo metu atidaryto vairuotojų durelių langų ir prikišo atsuktuvą prie Hannahos krūtinės. Keleivio pusėje sėdintis Cheslin griebė vyrą už rankos, bet tuo metu iš kitos pusės prie jo pribėgo Vernon Vidboy ir peiliu pagrasino jam. Tada iš karto prisistatė ir likę 2 vyrai, 29 metų Nashville Julius ir 28 metų Eben Van Nieberg. Cheslin buvo pasodintas į galą tarp 2 vyrų, o Hannah suspausta priekyje tarp vairuotojų ir keleivio. Kiek laiko automobilis nepajudėjo iš vietos, kadangi užpuolikai negalėjo rasti automobilio raktų. Hannah matomai spėjo juos kažkur paslėpti. Mergina maldavo jų imti viską išskyrus automobilį, nes jis buvo jos močiutės. Vyrai ieškojo raktų įsijungę telefonų žibintuvus, bet negalėdami jų rasti, jie tiesiog pagrasino merginą nužudyti, jei ši neatiduos raktų. Ir išsigandusi Hannah jiems atidavė raktus. Tada iš merginos draugo buvo atimti pinigai, banko kortelė, striukiai, auskarai ir telefonas, ko pasekoje Nashville Julius išlipo iš automobilio ir pasišalino. Viso šito metu Cheslin stengėsi raminti Hannah, kartodamas, kad viskas bus gerai ir prašė, kad ši išliktų rami. Nuo tada, kai jiedu buvo užpulti, apiplėšti ir iki akimirkos, kada automobilis buvo užfiksuotas vaizdo stebėjimo kameros išvažiuojantis iš aikštelės,
Praėjo vos 8 minutės. Sekantis kartas, kai automobilis buvo pastebėtas, buvo 4 valandos 34 minutės ryto. Tąkart Hanos automobilis buvo nufilmuotas netoli už Stellenbosch miesto. Tuo metu Cheslin jau buvo priverstas persikelti į automobilio bagažinę, o Hana liko viena su 3 vyrais. Degalinės vietoje esančios kameros užfiksavo, kaip Vernon Vidboy įėjo į degalinę ir iš bankomato bandė nusimti pinigų nuo Cheslin banko kortelės. Tačiau po kelių nesėkmingų bandymų buvo aišku, kad PIN kodas, kurį jam pateikė Cheslin, buvo neteisingas, už ką vėliau jam teko sumokėti, bet jau nebe pinigais. Išvažiavus iš degalinės, užpuolikai dar sustojo keliose stotelėse. Vienas iš sustojimų buvo pas narkotikų prekeivius, o kitas surūkyti nusipirktą metamfetaminą. O tada jie patraukė kito miestelio kryptimi, esančio vos už 20 minučių kelio nuo Stellenbosch. Kelias valandas pravažinėjus be aiškaus tikslo, apie 5 valandą ryto Hanai ir Cheslin sužibo viltis. Pagrobėjai jiems pasakė, kad parveš juos namo. Jie pasakė Hanai, kad jie patys grįž namo, o tada leis važiuoti ir jai. Tačiau tikrasis jų planas buvo šiek tiek kitoks. Jie nuvažiavo į nuošalę vietą. 3 vyrai ištraukė Cheslin iš automobilio bagažinės ir paskutinis jo prisiminimas buvo matant vyrus rankose laikančius plytas. O tada jis užsimerkė ir tiesiog pradėjo melstis. Po to vaikinas buvo žiauriai daužomas plytgaliais ir šalikelėje paliktas numirti. Stebuklo dėka vaikinas vėliau atgavo sąmonę. Jis pabudo su stipriai sužalota galva ir susilaužyta ranka. Tada jis nusigabeno iki pirmo matomo namo, kur jis perlipo per tvorą, o ten namo šeimininkai iškvietė policiją. Atvykus pareigūnams, Cheslin buvo nugabentas į ligoninę, kur taip pat paaiškėjo, kad jis visam laikui prarado klausą kairėje ausyje. Tačiau vienintelis dalykas, dėl kurio tuo metu jis pergyveno, buvo Hana ir ar ji vis dar gyva. Deja, dar tą patį ankstyvų rytą jis sužinojo, kad Hanos kūnas buvo rastas išmestas nuošaliame kelyje prie vynuogyno. Mergina buvo žiauriai išniekinta ir nužudyta. Maždaug tarp 6 valandos ir pusės 8 valandos ryto Hana buvo nuvežta į nuošalę aikštelę, kur ji tapo 3 vyrų pakartotinių seksualinių išpuolių auka. Vėliau jie aiškino ketinę ją palikti gyvą, tačiau pasak jų ji pradėjo priešintis. Todėl jie nudūrė merginą į kaklą, o tada jai ant galvos užmetė maždaug 40 kg svorio akmenį. Po žiaurios žmogžudystės jie pasiėmė jos automobilį ir išvažiavo. 8 valandos 20 minučių ryto 2 darbininkai, dirbę visai netoli nusikaltimo vietos dieną prieš, pastebėjo, kad aplinka atrodė kitaip, nei jie ją buvo palikę vakar. Prie arčiau darbininkai išvydo Hanos kūną. Iš pradžių vyrai galvojo žiūrintys į manekeną, tačiau netrukus suprato, į ką žiūrėjo iš tiesų. Hanos džinsai buvo nutraukti žemyn, o jos keliai, kojos ir rankos buvo nusėti nubrausdinimais ir mėlynėmis. Iš po žmogžudystės jos užpuolikams vis dar buvo negana. Jų sekančia auka tapo moteris ėjusi į darbą. Jie atėmė jos rankinę ir telefoną, o tuomet paspruko. Ta pačią dieną, apie 1 valandą dienos, vyrai pagrobė dar vieną jauną moterį ir taip pat atėmė jos daiktus, vis dar važinėdami su Hanos automobiliu. Tada jie nusivežė moterį į degalinę, kur Vernon Vidboy iš šios sąskaitos nusėmė 3000 randų, kas yra apie 150 eurų, o tada paleido ją netoli tos vietos, kur buvo nužudyta Hana. Po šio išpuolio Eben Van Nieberg buvo parvežtas namo. Policijai beieškant įtariamųjų, apie 2:30 valandos dienos Persons ir Vidboy buvo pastebėti važiuojantys Hanos automobiliu. Juos atpažino nežymėtą automobiliu važiuojantys pareigūnai. Vyrai bandė pasprukti privačiu ūkininko keliu, tačiau kelias jiems buvo užblokuotas didelių apsaugos vartų. Jiems neliko nieko kito, kaip šaukti lauk iš automobilio ir bėgti pėsčiomis. Pareigūnai pasileido iš paskos ir netrukus nusikaltėliai buvo sulaikyti. Kelis ateinančius mėnesius po Hanos mirties, kol vyko tyrimo procesas ir pasiruošimas teismui, merginos tėvai savo sielvartą norėjo nukreipti kažkokią teigiamą linkme. Todėl jie įkūrė Hanos Kornelijus fondą. Tai yra organizacija, padedanti vaikams gauti išsilavinimą ir pabėgti nuo smurtų juos supančioje aplinkoje. 2018 m. gegužės mėnesį prasidėjo teismo procesas. Teisėsauga turėjo daug nenuginčiamų įrodymų prieš 4 vyrus.
tarp kurių buvo liudininkų parodymai, 2 kaltinamųjų pilni prisipažinimai, vaizdo stebėjimo įrašai ir netgi tas pasakmuo, su kuriuo buvo nužudyta Hana. Vienas iš labiausiai sukrečiančių teismo proceso momentų buvo Hanos draugo Cheslin Marsh liudijimas, kai jis, žvelgdamas savo užpuolikams į akis, davė parodėjimus prieš juos. Tačiau iš po šių įvykių vaikinui liko gili psichologinė trauma, dėl ko jis jautė nebegalintis tęsti studijų. Teismo metu vienas iš kaltinamųjų atskleidė desperatiškus Hanos maldavimus prieš jos nužudymą. Jis sakė, kad bejėgė mergina maldavo jų pasigailėjimo, ji prašė palikti ją gyvą, ji netgi sutiko būti prievartaujama su sąlyga, kad jie paliks ją gyvą. Teismo metu Geraldo Parsons aiškino, kad jie buvo įsitikinę, jog Cheslin jau buvo negyvas ir pripažino buvęs pirmasis, kuris seksualiai išnaudojo Haną. Bet nepaisant viso to, visi 4 vyrai teismo metu nepripažino savo kaltės dėl Hanos nužudymo. Galiausiai Geraldo Parsons, Vernon Whitboy ir Eben Van Nieberg buvo nuteisti kalėti iki gyvos galvos, o Nashville Julius buvo nuteistas 22 metų laisvės atėmimo bausme už dalyvavimą apiplėšime ir pagrobime. Teismo metu žudikai nerodė jokių gailesčių. Jie buvo matomi besijuokintys ir kitaip besitampantys vienas prieš kitą arba teisme esančius žmonės. Vienas iš jų netgi vilkėjo striukę, kurią tą naktį pavogė iš Cheslin Marsh. Praėjus kiek mažiau nei metams nuo dukters mirties, Hana Cornelius išėjo į ledinį audringą Atlanto vandenyną atlikti savo įprasto rytinio plaukimo, kaip tai darydavo kiekvieną rytą. Ir moteris daugiau niekada nebegrįžo. Jos kūnas vėliau buvo rastas plūduriuojantis vandenyje netoli Cape Towno. Viljamo nuomonė, jo žmona nenusižudė. Ji tiesiog buvo fiziškai ir psichologiškai per silpna kovoti su bangomis. Jis sakė, kad po Hanos mirties Ana tapo savo paties šešėliu. O Hanos jaunesnysis broliukas tuo metu vis dar klausinėjo, kada sesė grįš namo, nesuprasdamas, kad jos jau nebėra. Deja, pralaimėjęs kovą vėžiui, Viljamas taip pat mirė 2022 m. gruodžio 9 dieną. Nėra žinoma, kas perėmė Hanos broliuko globą iš po šeimos mirties. Mano žiniomis, jo vardas viešai niekada nebuvo atskleistas. Belieka tikėtis, kad juo pasirūpino mylimi giminės, o ne valstybinė sistema. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.